Kuo plačiau Lietuvoje išvystyti žaliųjų finansų ekosistemą? Tai pagrindinė Žaliųjų finansų instituto misija, sako vadovas Audrius Šilgalis. Tai mes padedame įmonėm, organizacijom, valstybinėm institucijom suprasti tvarumo reikalavimus ir padedam juos pritaikyti jų veikloje. Kita veiklos sritis yra ekosistemos kūrimas. Tai esame įkūrę Žaliųjų finansų forumą, kuriame jau šiuo metu turime daugiau negu 150 dalyvių iš skirtingų institucijų ir kuriame siekime identifikuoti Lietuvoje egzistuojančias problemas ir rasti jų sprendimo būdus. Simonas Barsteiga tiki, tikslingai judant žaliosios ekonomikos link svarbiausia yra tai, jog finansavimas bei pagalba būtų skiriama tuo tikrai besidominčioms įmonėms. Vienas iš svarbiausių dalykų yra strateginis apsisprendimas, ką finansuoti ir kaip finansuoti. Ir kalbant apie Žaliųjų finansų institutą kaip pavyzdį, tam ir yra šita institucija, kuri galėtų tuos dalykus reguliuoti ir atitinkamai edukuoti. Žalieji finansai remia projektus ir veiklas, kurios prisideda prie klimato kaitos švelninimo, energijos vartojimo efektyvumo ir kitų susijusių sričių. Tai galima sakyti, tai bet kokia finansinė ar investicinė veikla, kuria siekiama padaryti teigiamą poveikį. Tai teigiamą poveikį aplinkai, gamtai, socialiniai aplinkai. Labai geras pavyzdys - tiesiog šiluminių katilų keitimas į atsinaujinančios energijos katilus. Mažiau taršių automobilių įsigijimas, mažiau taršių gamybos metodų diegimas. Žalieji finansai yra susijęs su ilgalaikiu strateginiu ES apsisprendimu būti klimatui neutralia ekonomika. Neprisidėti prie to, tai reiškia nesutikti su vykdoma strategija ir priešintis jai. Tai įmonės, kurios galbūt vienaip ar kitaip galvoja tik gauti pinigus, bet nebūtinai keistis ir judėti tvarumo kryptimi, turėtų pergalvoti tai, nes anksčiau ar vėliau ES keisdama savo reguliacinę sistemą, tai bando sureguliuoti ir užkardyti įmonėms gauti finansus, kurios nėra pasirengusios transformuotis. Instituto vadovas džiaugiasi, kad vis daugiau įmonių bei fizinių asmenų aktyviai domisi ir žaliojo investavimo opcijomis. Investiciniai fondai šiuo metu kūrėsi ir vis populiarėja tvarieji arba žalieji investiciniai fondai, kurie surenka lėšas ir jas nukreipia į žalius projektus, į atsinaujinančios energetikos projektus, į pokytį darančius projektus. Tai jie vis labiau populiarėja. Taip pat žaliosios obligacijos, vis daugiau kompanijų ar net tarptautinių institucijų leidžia tokio tipo obligacijas. Tvariai investuoti verslams padeda būtent pilkųjų zonų nepalikimas, sako Simonas. Verslai prisitaiko. Verslams reikia ilgalaikio strateginio nuoseklumo. Jeigu mes kaip valstybė, kaip institucijos gebėsim nurodyti aiškius ilgalaikius tikslus ir pasakyti, ką finansuojam, ką nefinansuojam ir kaip finansuojam, verslai prisitaikys. Prisidėti prie šalies ir Europos tvarumo norinčioms įmonėms ar organizacijoms pagalbos ranką visada išties būtent Žaliųjų finansų institutas. Pirmiausia, tai turėtų apsilankyti mūsų puslapyje žfi.lt ir ten ras mūsų ekspertų kontaktus, klausimų atsakymų dokumentus, išaiškinimus, instrukcijas, kaip daryti vieną ar kitą žingsnį ir tikrai bet kada gali mums rašyti, skambinti ir mes jiems padėsim.